Sveiki! Tik pasižiūrėkit, kokioj upiai aš braidau. Žemėlapis radau upę tokią įdomią ir nusprendžiau aplankyti. Tai labai įdomu, kas mūsų laukia. Mes vėl su palapinė, su daug daiktų, leisimės upe tokią nedidelę ir bandysim pagauti žuvų. Va, toj apsuksiu kamerą, parodysiu, kokia ta upė. Kol kas išvis mažas gylis, iš karto pasiruošęs bristi. Šiandien keliaus su manim Urtė. Čia mūsų pagalbininkė, vairuotojas mūsų. Tai va tokia nuostabi upė. Kodėl stengiasi važiuoti tokias mažas upės pavasarį? Todėl, kad paskui sužels žolės ir manau, jau viskas bus. Tokiuose upėse jau. Ir tai vanduo dabar jau nuslūgęs smarkiai. O paskui bus visai bus blogi reikalai, todėl planuoju vėliau jau vykti į didesnės upės, o pavasarį anksti į mažas upės važiuoju. Nu ką, iki. Mes jau su tėčiu plaukiam. Tėtis tempia valtį. Kas plaukia, o kas brenda? Tai čia negilu. Su akmeniu. Tokie dideli. Medžiai ir labai jų daug. Akmenį. Jau bus sunkiau tai. Akmenis. Čia biškį giliau prasideda. Labai gerai. Jau bus galim pabandyti šiek tiek pamėtyti. Bet sakau, man nepatinka. Nei judesio jokio nėra visai. Kai būna susitaško, tai vienoj vietoj, tai kitoj. Ir nei vieno žuvytės mažos, nei vienos nematau pakraščiuos va nieko. A? Didelis akmuo. Yra čia to akmenų. Bet žuvų visai nesimato, va man kas nepatinka. Vien vietos gražios kokios. Kaip čia, nei vienos žuvytės nėra. Sulindę kažkur visai. Ar kas čia dar? Šiaip žuvis tai gyva, sujuda prie kraštą, tai ten, tai vidury, susitaška, tai kažkas visiškai nieks nevyksta. Ką reiškia? Reiškia, reikia pavalgyti, pasėdėti, nieks nekips dabar, žuvis neėda. Visai, Urtė, tu atsakinga už maistą. O, yra pirmas kibimas. Aš mačiau, kad banga atėjo. O, lenda į krūmus iš karto. Lydeka. O,
Nu, koteliai, pirmas žuvis šitam. Šitam koteliai pirmas išbandymas. Ir graži lydeka. Ne visai maža. Opa! Graži lydeka. Šiaip ne taip. Susitvarkėm. Ką smagu. Pirmas žuvis. Urtė. Oi, nesituškyk, šaltas vanduo labai. Kokios jos stiprios. Va, kokia. Visai nemaža lydeka. Tokiai mažai upiai. Tokia lydeka nemaža. Smagu. Ką paleidinėjom? Pirmą lydeką. Ir kas smagiausia, pagavau su nauju spiningėliu, lūpus 61. Tai susitvarkė gerai. Nors čia krūmų pilna. Norėjau į tas šakas, bet sugebėjau sulaikyti aš ją. Na. Liuks. Na, kažkaip reikia praplauk dabar vėl prato. Vietos nuostabios iš tikrųjų, tik tai, gaila, gylis mažas ir mes labai triukšmaujam. Tyliai praplaukt neišeina. Reikia motorą pakelti, reikia irkluoti, valtis trankosi. Bet tokios gražios vietos. Jeigu išeitų tyliau praplaukti, tai būtų nuostaba, bet kad... O pavyzdžiui, va ten va, kokia vieta graži. O kaip man sustoti? Motorą įmėsi, bus trinkt. Kažkaip va taip prisilaikyti pabandykim. Nu, upė labai graži. Man kokia graži upė. Tik tai kitą kartą aš važiuosiu anksčiau pavasarį, kai vandens biškį daugiau. Labai triukšmaujasi. Nu vis tiek gal kažką, gal biškį praplatės upė paskui. Jo, man labai rizika. Ir pagilė. Va, gal ten bus platesnė. Galėsime. Aš turiu, kad būtų gilesnė. Dabar tik tai vis tiek reikia džiaugtis už tai, kad turėjau porą kibimų. Vieną žuvį. Va, iš pradžio tai buvo biškį neramu. Kai visai nemačiau nei žuvytės, nei kibimo, nieko. Tada biškį man neramus. Nu, įdomi, taip labai tuščia. Vienoj vietoj tų žuvų biškį buvo, vėl tuščia visą. Kažkaip tos žuvis labai vienoj vietoj, nepasiskirstė visai. Tų mažesnių žuvyčių visai nesimato. Matai nors vieną? Ne,
Ukrauk. Sakau, o taipgi būdant plaukia, tai matas tų mažų visur. Oba, yra. Pabėga. Bet labai. Davai, nuleisk. Čia jau šapaus buvo. Bet pabėga, gaila. Ką? Labai negėlė. Bet liks. Gaila. Bet labai gražiai. Vis tiek bus kadras gražus. Ne. Upė nuostabi su savo medžiai suvertus į siaurą. Yra duobučių, yra seklumų daug, bet žuvis kažkaip tuščia visai, paskui vietom kokį biškį pasirodo žuvytės kelias, vėl tuščia visai. Kažkaip labai ta žuvis vietom tik tai. Gal neaktyvi, sulindus, sėdi po šakom. Tai va, bet vaizdai tai nuostabus. Oba, yra. Iš karto. Matai, bet kažkas nedidelis. Gali būti lydžius arba ešeriai, kas čia. Šapaliukai. Tu matai? Šapaliukas tai va toks nedidukas. Užkybo ant didelio voblerio. Jau pamačiau, kad ten žuvų judesys kažkoks yra. Tai ir užmečiau. Bet tokia upė įdomi. Tokios gražios vietos plaukia. Iš vis tuščia, nė vienos žuvytės nesimatė. Paskui užeina rožiukas, jau matas žuvyčių biškį. Bet dauguma ruožai tušti visai. Visai, nei mailiuko jokio nieko nesimato. Tai va, įdomu, ar čia jos sulindę neaktyvės visai, ar jų čia taip nėra to žuvies. Įdomu, nes upė nauja, pirmą kartą plaukiu, tai ir nežinau nieko apie šią upę. Čia svarbu pralysti. Jūs tik pažiūrėkite, kokie medžiai. Ir dar ąžuolas. Koks nudžiūvęs. Negilu ir gražus upelis. Žalia.
graži bažnyčia. Vienas debesėlis. Pakalnės nuplikę, kas jūsų grožiai senoviniai tiki, kur toj puikybė jūsų pasidėjo, kur mus jūsų užėjimas nuo vėjo, kaip balto miško lapeliai šlamėjo ir senos pušys siuravo, braškėjo, kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, kadrų čilbančių taip ramu klausytis, kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai, kur žvėrių olos laužai ir urveliai, visa prapuolė. Tik ant lauko pliko kelios pušelės, apykreivės šiškom nuklota, kepina saulė nenaudingą plotą, į kurį žiūrint taip neramu regis, lyg tartum rūmas suiręs, sudegęs. Nu, pagaliau pagavau kažką. Mažiuką. Ešeriuką turbūt. Ja. Pirmas ešeriukas. Yra. Na, nedidelė čia jie. Dėl to taip ir baksnoja. Oba. Smeigia gražiai. Įdomu, kas čia. Oi, mažas peiliukas visai. Va tokie vaizdai gražus. Ir mažiukas lydekiukas. O iškyba va toksai. Ai, nieko labai gera. Vienas lydžiukas didesnis iškyba. O daugiau dar vieną mažesnį, vieną šapaliuką pagau.
Aš visai bandau. Labiau šapalą bandžiau gaudyti. Dabar čia tokias vietas bandau lydžiuką dabar kokį. Ne, ir dabar, va, kaip atėjau iš tenai, tokiai lankytą, tai pastoviai pagaunu, tai 2, tai 3 kg, 5 esu pagauti. Ir 2 kartus. Tingėjau grįžti, bet tai tikriausiai lydeka medžioja vienoj pusėje, kitoj, bet jau taip galingai kažko. Jo. Ar šapalai tokie mailių gaudo, bet kad greičiausiai lydeka. Bet... Kiek 2 valandos iš tenai. Eik tu savo. Man atrodo, labai lėtai plaukiam. Oba! Pagriebė ir pabėga. Laikykis. Kur mes čia jau kabiname? Oho. Kaip čia dabar? Šlaps kojas. Bet jeigu tu nuplauksi. Kur čia dakabį? Paik bėgam. Mano koja šlapia. Vien sušlapo. Brist man. Taigi šalta baisiai. Man reikia britkelnes maut. Yra žmogus ten sėdi. Jeigu turėčiau į savo briskelės galėčiau. Tai va, nupirksim tau britkę. Tada bus geriau. Pasikeisdami brisim. Jo, nes tada geriau. Nes tu pavargsi. Jo. Sunkiai vaikščioti. Dar yra. Štai po biškį. Taigi mačiau. Aš tau sakiau, kad...
O, kaip smeigia. Yra kažkas. Kažkas labai gražiai smeigia. Įdomu, nebus lydėkiukas. Kas čia toks? Pasirodyk. Aišku. Lydėkiukas. Pagaliau užkybo. Prinešta čia marmuro visokio. Atsiprašau. Gerai. Kelk būrę. Bandysim brauti, bet čia gilu turbūt dar. Eik, tai gilu čia. Čia įbrist neišeina net. Kelk ir trauk. Imk ir tu irklą. Stumkis kažkaip. Va taip, kad kažkaip, kad tiesiau tarp tų medžių, va ten va gal. Kažkur lyst reikia, kur tarpas didesnis. Atsistumt pabandyk. Juda čia tie pagaliai. O tu ne taip biškį darai. Klausyk, stumk va į aną. No, vo, va į tą pusę, o. Dar. Bandyk. O aš į priekį stums. Ir šūdą tu čia pastumsi. Nu, bandom. Tas mauras. O kaip kitaip? Ką, sėdėsim, lauksim, nieks nenulaužk meškerių tik. A? Nu, tikrai. Jau žinau, kad bus labai sunku. Už tai, kad labai va, kad to nebūtų dar vidury. Toks jausmas, kad specialiai. Arba bent jau gilų nebūtų, ne? Dabar ir gilų, ir viskas. Kaip tik blogiau. O, kaip gerai. Jis nuslinka žemyn.
Jis pralys mažą. Ačiū tau, bėbrė. Šitas dabar kliūna. Nu, pasisekė, kad tas medis, nu, ne ten, ne su tuo irkluoju, aha, į tą pusę. Alio. Nu, labas, kaip sekas? Ai, sunkiai sekas. Sunkiai, ne? Sunkiai, ką tik prasibrovėm pro rastus. Ačiū Dievui. O, Dieve. Upė siaura, visa raityta. Žinok, mes toks jausmas, kad ant vietos iš vis plaukiam. Raitas, žinok. Žiauru, vienu žodžiu. Ir su žuvim sunku irgi. Pagavau iš ryto vieną gražą lydeką, o daugiau va dabar tų kibimų kiek turėjau. Neusikerta, pabėga visi, griebia, bet niekaip negaliu pagauti. Prašau. Tai va. Aišku. Kaip jums? Liksit vis dėlto nakvot ar pasiimt reiks? Liksim, kad tu kur norėdama nepaimsi mūsų dabar. Kur tu čia dabar mus atrasi? Nežinau, kur mes čia esam dabar. Labai sunkiai sekas plaukti. Tu aš pasakysiu, kur jūs esat. Nedaug būsim paplaukę visai. Vėl timt smarkiai. Ir viskas, ir iš karto atleidžia ir pabėga. Tempia tai smarkiai, bet kodėl jie tokie atsargūs? Čia gali būti ir šapalas. Timt smarkiai taip, gerai patempia. Žiūrėsim, greit nutrauksiu ar ne. Kirmelė. Oba. Iškart smūgiavo kažkas. O, kažką pagavau. Ant tokią didelę guminuką. Ešerioką iškanėliką. O. Ant Roberto kokią didelę masalą, koks mažas ešeriukas. Va, veikia, masalai veikia. Anakart pagavau žiobrį ant tokio va. Na, nors ešerių bandykim pagauti. Gal didesnių galėtų. Va, vėl bark. O. Peiliukas. Va, matai. Ant Roberto to, kaip kimba eit.
Mažesnę gumą mėčiau. Bakst, 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 bakst. O čia va. Iškart ima. Netitaikiau gumos tiesiog. Na, žiūrėsim kaip toliau. O, kažką kirtų geresnį. Šiek tiek. Gal didžiukas dar. Oho. Ai, o kaip laksta. Kas čia taip laksta? Ledeka. Sakau, kas čia taip laksta, kaip išprotėjęs. Nu šiandien taip atsargiai jie ima. Vos į snapiuką įsisegęs buvo. O kiti smūgiai tik tai timt ir staigiai atleidžia. Bent jau atradau vitaminą. Roberta, va tau. Roberta masalai labai geri. O va tai kaip atitaikiau masalą ir pradėjo kepti. Irgi tik į lūpas kraštelį vos įsisegęs. Nesikelsim labai anksti. Kelintą, 10. Pamiegosim. Nu, biškai anksčiau. 9. Nu, 8. 8. Nes jeigu 9, tai žinai visai. Ne. Išplauktume tik 10. Geriausiu atveju. Reikia, kad 9 pradėti žvejybą. O tas, kur buvo žvejys nuo 6 buvo ką? Sakė? Jis sakė, aš jau čia nuo 6. Oho, nu ir ką iš ryto kyba? A? Ką tu klausi? Ar iš ryto kyba? Anksti. Ko tu manęs klausi? Tai tau gal sakė? Aš negirdėjau. Žiūrėkit, kur mes bandom plaukti. Kokias vietas, siaubas. Kuo tolyn, tuo baisyn. Priekį pralysim ten? Ne, labai.
turėtume pralysti. Tik biški paplaukėm ir vėl tas pats. Pasižiūrim, kas čia bus dabar prieki. Kuo tolyn, tuo baisyn. Ten prieki pasižiūrėk. Ar čia jau viskas? Čia takelis yra. Takelis, tai žiūrėk, kur paplauksim. O tai mums čia ar ten reikia? Įmanoma pralysti? Įmanoma. O kur čia toliau eina upė? O tai ne ten. O blemba. Eik tu sau. Dabar taip. Atrodo kažkokia ta upė nesuprasi, ne? Tai išvis griovys, tai platu. Atrodo kaip tvenkinys kažkoks. Mes kažkano tvenkinį atplaukėm. Nu, ten o čia tvenkinys. Parodykit, kur kelią, mes norim išlipti. Na. Anoj pusėje labai daug malkų, nėra kur atsigulti. Čia gal ir būtų kur atsigulti. Malkų nėra. O Jėzus. Nebent va čia būtų ir ta peryt. Va čia padės valtį. Žiūrėk, kas čia daros toliau. Jo, mes tam plaukiam. Nu, kaip čia plaukti? Ar nėra aplink apie plaukimą kokią nors? Nes čia jau senai už... Arba va čia turbūt tėtis. Va, yra apie plaukimas gal. Nu, čia turbūt apiplaukti ir ten apiplaukti. Nes eina čia srovė irgi. Nes žinai, tai turi būti. Nebūtų tada čia. Gal čia stojam va nakvoti? Žiūrėk, va čia va. Bet malkų nieko nėra. Va čia kažkokia malka. Blogai, kad vėl neįsidėjom malkų. Žiūrėk, nenugriūk. Bet čia šlapia. Eik tu sau. Čia bėbra takas.
Gali paimti pjūklą. Va, aš nesigėriu. Mes tik tai mans ne... Dabar ieškok popierio degtukų. Nema. Sausas? Tokios sausokas. Bingo, plovė. Na, žiūrim. Nu, davai. Nu, tokia mažytė, tokia tai bus. Čia pelytė. O, ką čia turim? Reiktų jie čia pritvirtinti, net yra. Žiūrėk instrukciją. Tai gerai. Šauna. Negi tokia maža? Kad tu taip sulankstyt reiks. Va. Ką tokia maža? Ja, palikam maža. Tokia gražus palikai. Sidabrėja. Negi palaikyk. Bandom. Kas čia vyksta? Vau, kas čia vyksta labai. Kur ėjimas? Čia ėjimas. O čia pas... Čia pas tai ėjimas? Pas mane. Apsakym. Tai sukom į čia, kad... O taip gal, ne? Kokia ji maža? O ką tu nori? Įpratus, kaip su anam dideliam, ne? Aš karalienė. Dviese tilpsim. Bet už tai va, viskas. Atsargiai. Einam. O sudėti įdomu, ar mokėsim. Kažkaip tai. Labas rytas. Atsikėlėm. Miegojom naujoj palapiniai. Tokioj mažutėj. Dvivietė. Pirkom iš Decathlon parduotuvės. 60 lygtais eurų mokėjau. Ir bandėm pirmą kartą Webastą. Pirkau va tokią Webastą.
Evor. Mokėjau apie 200. Ten keli eurai į tą pusę ir į tą. Tai va, eina va toks vamzdis. Palapinė, pučia karštą orą. Tai tikrai buvo šilta. Net susimažinus smarkiai, vis tiek buvo net kartais net per šilta. Pasirinkau tokį modelį dėl to, kad patiko, kad va toks čia šone stalčiukas yra. Ir į tą stalčiuką susidedu šitą vamzdį ir duslintuvą. Susilankstau ir įsidedu. Ir akumuliatorių tai turėjau jau, echolotai naudojau tokį nedidelį. Tai va per naktį jo galios užteko. Ir kūro užteko. Įdomu, kiek liko kūro. O, tik kad pilnas bakas. Va, iki čia rodo. Visai kūro nieko nesunaudoja. Geras. Labai kūro mažai naudoja. Ši palapinė yra nedidelė tokia. Ir dėl ko tokią pirkau? Dėl to, kad yra greito išlankstymo. Lubos tokias visai neaukštas. Žemas, bet sakau, pernakvot greitai. Visai viskas gerai. Tik tai su tokia vebasta, tai bandyti reiks ieškoti reguliavimų dar. Viską aš, pavyzdžiui, neradau, kad temperatūrą tiksliai nusireguliuoti. Tiesiog buvo padėtis ten. Ant tos mažiausios padėties nustačiasi vis tiek, per karštą momentais buvo. Nors naktis tikrai buvo šalna vėl. Tik prabudus sunku kalbėti dar, užsimiegojęs labai. Tai bet noriu papasakot, kaip vakar sekės žvejoti. Tai upė tokia, nelabai dėkinga žvejybai. Sudėtingos sąlygas. Tai srovė tai per didelė, tai per maža. Aišku, dažniausiai per maža ta srovė. Vietom visai jos nelieka beveik. Ir tu turi visą laiką reguliuoti variklį, pakelti variklį reikia. Ir gaunasi daug triukšmavimo, gylis mažas, upė siaura. Ir manau, baidas ir žuvis labai smarkiai. Kibimų turėjau, jei būčiau visas žuvis ištraukęs, tai būtų gana neblogas rezultatas. Bet tie kibimai buvo tokie atsargus, tarkim, ir ant guminuko, ir woblerį, ar smūgiuoja ir iškart pabėga. Taip ir gumą taip smarkiai patraukia, bet atleidžia iškart ir bėga. Toks atsargios žuvis labai tokios. Būna turbūt tokių dienų, kai jos nenori ryti to masalų. Ir tarkim, kur buvau pagavęs ant guminuko lydekas, tai vos į snapelį įsisegė. Tai ne gerkliai kažkur, bet atsargiai labai ima. Bandysim šiandien, žiūrėsim kaip seksis.
pakalnės nuplikę, kas jūsų grožiai senoviniai tiki, kur toj puikybė jūsų pasidėjo, kur ramus jūsų užėjimas nuo vėjo, kai balto miško lapeliai šlamėjo ir senos pušys siuravo, braškėjo, kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, kadrų čilbančių taip ramu klausytis, kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai, kur žvėrių olos, laužai ir urveliai, visa prapuolė. Tik ant lauko pliko kelios pušelės, apykreivės liko, skujom šakelėm, šeškom nuklota, kepina saulė nenaudingą plotą, į kurį žiūrint taip neramu regis, lyg tartum rūmas suiręs, sudegęs, lyg kokio miesto išgriuvus pustynė, lyg kokio raisto apsivėlus kemsynė. Nu ką, pradedam. Aš ir norėčiau pabraidyti. Čia dusdabė turbūt. Nieko nebus, reiks priplaukti. Ar eit man čia šonu. Nes čia dabė. Ai, tenai jau nebegil. Tenais jau galiu. O, eik tu savo. Dumblas kaip lenda. O, žiūrėk, čia pro apačią nepralysim? Ne, turbūt. Gal pravysim? Nes čia baidarės, tai turbūt pro apačią lenda. Aš ir manau, kad pravysim. Aš ir iš pradžių galvoju, mes pravysim. Ne, nepralysim. Dėl mūsų. O galbūt. Sėdynę nepralės tik tai. Ne? Jo, ar motoras eina. Galim tą vieną šaką nupjauti. Atsargiai nepersipjauk. Tik tai nesakau, nepersipjauk, nespėjau net pasakyti. Ir kaip smarkiai, eik tu. Urtė persipjovė pirštą tikrai smarkiai. Grįžę vykome į priimamąjį, tai medikai susiuvo pirštą. Dabar jau
pirštas sėkmingai sugijęs, siūlai ištraukti, viskas puiku, randelis liko mažas, bet norim įspėti ir jūs visus, kad nedaryt tokių klaidų. Pjūklą ar peilį iš įmultės traukti yra labai pavojinga, reikia itin atsargiai elgtis. Ir būtinai reikia turėti vaistinėlėje bintą. Mūsų atveju mes turėjom viską ir vaistų nuo skausmo, ir pleistriukų, ir vatos, o bintą taip ir neturėjom. O šiuo metu būtent tokiom žaizdom, būtent reikalingas bintas. O, yra. Ir pabėga. Vis tiek nenutrauksis. Nu, pabandyk. Galingai traukia. Dar bandau. Nesiekia, o jas 2 metrai. Ką daryti tokiu atveju? Aš tai galvoju, ar mes kaip prasibrausim. O mums reikia gal tada nešti visus daiktus. Arba tėti pro ten reiktų propjauti. Kur propjauti? Medžius. Tu pažiūrėk, kokią storumą medžiai. Reikia pjūklą, reikėjo didelį pasimti. Aš norėjau pasimti didelį pjūklą. Bet nepasiėmiau. Ir dar braunam kartos. Šiukšlynus. Va, tai čia iškarpsiu. Tavo pusė neėda nekiek. Parodė. Duok man dabar tavo šitą pusę. Tu stumkis tada nors nuo kranto. Manęs tik nepriplok. Va tai. Atkreipkite dėmesį, kiek primesta į upę butelių. Kiek daug nekultūringų žmonių, poilsiautojų, žvejų, kurie šitaip atsikrato šiukšlėm. Kaip jums paskui patiems malonu būti prie tos upės, kai tokie šiukšlynai?
sunku suprasti iš tikrųjų. Gaila, nebuvom pasiėmę jokio šiukšlių maišą. Tai šį kartą neturėjom galimybės rinkti tų butelių. Bet tiesą pasakius, tai ir čia reiktų dar tokio pat didumo valtį tempti iš paskos, kad tilptų visi buteliai ir šiukšlės, kad surinkt. Nu, bet kitą kartą pasimsim šiukšlių maišų ir bent jau kažkokią dalį surinksim. Nesuprantu, kodėl neina niekiek. Ir čia pačioj tas šakas yra kokias. Mes nors kiek paėmė priekį. Taip, paėmė. Daug mesiu virvę. Hop. O dieve, vien buteliai. Kas čia tada? Vien pijokai čia žvejoja. Nu, čia nedidelė bėda. Dabar kaip? Čia mano ir traukti. Tokį svorį. Tas šakas, pažiūrėk, kad meškerį neužkabint. Gerai, aš taip. Nulaužt dėl jisai. Va šitą šakutės nulaužk. Na, bandau. Opa. Pabandyk atsistumti, jeigu pavyks tau. Dabar tu, jeigu nėra ten apačioj medžiai yra. Dabar dar valio. Valio. Prasibrovėm pro tokį velnyną. Pasisekė mum šone. Prasitempėm vis tiek. Tikrai baisiai atrodo.
O kiek butelių, kiek atrodo, kad čia visi važiuoja pagerti. Ir meta butelis į upę. Siaubas kažkoks. O, smeigia gražiai. Aš taip ir galvau, kad griebs čia kažkodėl. Žinai kas? Čianai visai ne lydeka. Baltas žuvas. Šapalas. Ai, tu va čia tai siurprizas. Va čia tai siurprizas. Eik tu. Reiškia, buvo verta ten pasikrauti. Čia vidury duobėj kažkokioj. Nu geras. Kiek bandžiau visokių voblerių, ko tik nedariau, guminuką. Nieka, tie šapalai nekyba, mažiukai. Užkyba vos. Ir va, ant žyga, va, duobėj tokioj, švis. Atrodo, tokioj vietoj šapalą išvis nesitikėjau pagauti. Smeigia ant guminuką. Šapalas pagaliau. Nu. Ne į tą pusę plaukia. O pagavau ant Roberto guminuką. Žiobrį pagavau, šapalą, lydeko, ešerių. Roberto guminukai veikia. Smeigia kažkas. Kas? Lydžiuks mažas. Nu, tas tai nors praryja normaliai.
Wow. Eik tu savo. Va čia tai smūgis buvo. Ir nutraukė kažkaip. Ai. Čia jau gera buvo lydeka. Dar viena kliūtis didžiulė. Galvoju, kaip čia reiks įveikti. Bandysiu gal pjautą medį. Kaip praplaukt, geriau tu man papasakok. O ten, Kaip persikelt. o kas ten vanduo, kaip bėga? Kas ten dedas? Čia užtvanka kažkokia? Nebent tenai sustosim. Kur? O ten šone kažkaip ir pažys. Čia tiltas yra, ne? Nu, aš žinau. Bet čiagi skamba užtvanka. A? Nu, taigi garsas. Garsas. Reikia kažkaip tą medį jau čia pjauti, ne? Va šitą va. Mm. Žinok, didelę žuvį buvau įkirtęs. Didelį lydį turbūt. Iškart įvarė į krūmus ir tą nutraukė tagį. O mėgstamiausia ta tokį... Ne, nutraukė čeburашką. Nutraukė čeburashką su kabliuku ir guminuku. Bandysiu pjauti, ką darysiu. Gerai, kad pjūklas va toks ilgokas. Va šitą, jeigu nupjaunu aš, ir atsiveria. Va čia va, šitoj vietoj. Ilgai pjausiu. Ne ilgai. Ką? Nežinau, kur tu plauki. Vieną šaką nupjau. Dabar reikia va tą stariausią. Tą storai. Man atrodo, čia dar uosis yra. Kietas medis. Kad čia nupjauts. Tiesiog įsirėmęs ir laikosi. O. Ne. Gali graibštas nukrist, reikia įdėti valgį. Palaikyk. Dėk į vidų. Meškerės irgi dėk į vidų. Ne tas, va tas. Nes gali krist. Ką aš čia būsiu, tu liksi čia. Gerai. Tu tup geriau, tup. Tam.
Žiūrėkit, kokios bangos. Wow. Turi ir akmenis visokie. Jau noriu smaudytis. Nu va. Įdomu, kas toliau laukia. Yra. Pagaliau. Sakau, kad čia šapalinės vieta. Nelabai didelis, bet... Džiugina. Gražuolis. Ate. Oi.
Kaip pašoka. Bet smūgis buvo nuostabus. Wow. Yra. Yra. Yes. Ant vabalo. Oho, stipras. Oi, savo stipras. Labai stipras. Čia didžiausias gali būti. Ar čia lydeka? Ne, šapo. Super. Super. Smūgis. Super žuvis. O, ant super meškerės. Nuostabu. Dar vienas nuostabus smūgis. Po medžiais. Bet čia tai baisa, žinau, kur tai. Kaip tu pažiūrėjau stovai? Gal čia įmanoma jie atstumti? Tokį rastą. Aš negaliu. Aš čia? Čia Savickas, tai gal pakelt. O kas tas? Galiūnas Lietuvos pasaulio čempionas. Ateik čia greitai, bazai. Padedam. Čia tai jau reiks nešt daiktas turbūt. Reikėjo didelį pjūklą įsidėti. Kur? Va, pro čia pažiūrėjau. Eik, ne. Sunkiai baisiai. Nieko nevažinau. Gaila laiko gaišti. Taip, bet tiek, man atrodo, mes šiandien neklausim. Davai neklausim. Gali būti, žinok, vaikiuką. Nes man pusę kelio vykti. Aš užlipsiu ant šito. Nelyp dar įkrisi, nedurniu. Dėks liemenę. Ne, čia nėra šansų mums. Nei pro apačią, nei pro viršų. Pro viršų. Su tuo pjūklu perpjaučiau. Perpjautum. Paru. Užtruktų, bet greičiau negu kad per neštą valgyti. Bet kiek aš užsiknysiu pjauti. Kuriuoj vietoj pjauti? Tai va čia pjauti. Užspaus vėl. Nežinau, tada įmanoma paimti ir patraukti va tą. Ką patrauk? Va tą dalį patraukti, kad atsidarytų. Žinok, čia sunkus, nepatrauksi nieko.
Jį lauš. Į kurią pusę jį lauš? Gal čia darom, kad pati. Vanduo neš. Į ten lauš. Pirmą reikia aną pjauti ar šitą? Ką? Šitą, nes tu prie nuo neprieisi. Bet aną pirmą reikia pjauti. A, jo, rimtai. Nu, Vėlu labai. labai. O, bet. Griūna jau. Jis susirėmė ir stovi, va. Užsispaudė. Apie laikas. Žinai kas, anas medis į laiką dar. Jo, šitą. Pjūklas atėjo. Taip ir galvau, kad pjūklą reikia pririšti. Ir va, pjūklas suspaudė ir nukrito. Du tokius medžius perpjovėm, minus pjūklas ir tai dar vos praplaukiam. Dar tai šakos atsiranda, tai vėl kas. Atrodo, kad užkerėta vieta kažkokia. Nu, pabėgam. Plaukiam į priekį. Mes nepasiduodam. Tęsiam žūklę. Tai jau dabar yra 6, tai mano... 6 dar tik tai? Tai Aš galvau, kad jau viskas. Nežinau, matysim kiškį. Jeigu rasim vietą, kur kad mus paimtų, tai važiuosim namo. bet jeigu nebus... Jeigu nebus, tada nakvosim. Žiūrėsim. Vis tiek viską turim. Pagal vietą. Nu,
pjūklą neturim. Ne viską turim, bet išgyvensim. Ir dabar nusipirksiu aš elektrinį. Tada visiems medžiam. 5 dalis apjaustys. Wow, kaip sėgia. Gražiai sėgia. Bet aš pro tą vietą praėjau, o mažiukas. Bet smūgis tai geras. Ar ten bus privažiavimas koks? Wow, kaip gražiai paėmė. Nes daugiau tai čia to privažiavimo. Nežinau. Wow, koks išapalas. Eikta. Netikėtai tikrai. O toks gražuolis. Ai, aptaška viską. Pravažiavimų kaip nėra. Ne, visiškai. Išvis. Tu įsivaizduoji, kiek mums toli. Žiaur. O Dieve. Aš Mes tai, rytoj dėti nesustodami ir dar su gazu turėsim varyti. tai gal šiandien dar paimsim. Sakai jau ne? Ne, tu matai, kiek toli. O Dieve. Mums jau senai reikėjo pradėti plaukti. Sakai? Tai, jeigu norėjai. Aš tai dar tikiuosi, kad mes priplauksim kažką. O čia kaimas yra prie pat. Bet kaip aukštai. Tėte, jau žiūrim vietomis, jau 7. Nežiūrėsiu dar aš jokių vietų. Vakar pažiūrėk, kada žiūrėjom. Žymiai vėliau. 8. 8 ir tai dar anksti. Ne, taigi mes dar dešrų pasikepsim. Kaip mes laužą užsikursim, mes pjūklą neturim. Tai gal su kirviu? Aš neturėsiu jėgų tiek. Nežinau. Wow. Per kelis kartus smeigia. Lidžiuks ar ne? Oba, šapalai. Geras. Kelis kartas. Tik tai tinkt. Yes. Oba, yra. Nuleis. Nu, vis tiek gal laikysis, nu. Tai mūsų krūms dabar neša. Kaip? O, kaip kulka, kaip varė.
piliakalnių praplaukia. Aš galvoju, kad ne. Kaip faina žvejyba. Po biškį kimba šapalai. Ai šapalai, A, o tai kokių lydžių? lydžiukai silpnai. Ai silpnai. Kelis pagavau, bet Tada čia praplauki su valtim. sunkiai, Čia jau Dieve Marija. sunkiai praplaukiam. Graži upė, bet labai sunku žvejoti. Nu, o čia supranti, kur aš traukiau pernai. Yra čia, ble, buvo ištraukti, bet tiek palyka atvisterių. Taigi vieni šakaliai. Taip, aš sakau. Bet sakau, va dabar mes jau antrą dieną, kai plaukiam, pradėjau plaukti tenai. Ai, ant anų pusį. Nuo ten pradėjau plaukti, kur visai siauras buvo. Nu. Tai ten prasčiau buvo. Čia va jau dabar šiandien vakare jau pagau gal 5 šapalus kokius. O tai jie didelė? Nu, gal kokie 3 didesnė buvo. Jo. Ko tu čia gaudai juo? Oi, aš visokių wobbler turiu. Ai, tu čia vienu žodžiu mėtai. Mėtų, užtisai mėtų, va, 3 pinigai ir visokiais mėtų. Ai, ir mėtai. Jo. Vienu žodžiu neantplūdinės. Ne, su wobbleriais. Su voblė. Su gyvabala panašus va tokie visokie. Na. Bet sakau, turėjau tų kibimų. Į vieną lydeką nemažą irgi buvo paėmus, liktai iškart į šakas įvarė ir nutraukė. Bet jau jautės jėga didžiulė. Jau jautė. Jau jautės, kad didesnė buvo. Nutrūko. Dantį varysi ar nebe? Dabar bijom važiuoti, iš tikrųjų bijom plaukti už tai, kad žiūrim, nėra privažiavimų niekur. Nėra, tik va čia naiva nebent kur išmynys. Čiagi, blėt, negilu, mataigi, kokį čia gilis. Tai aš sakau, mes bijom dabar be plaukti, sakom, gal skambisiu žmonai, kad paimtų. A, į šienaitą, ne? Nu, turbūt, kad va čia dabar jūs privažiuojate. Jo, čia keliukas, va, ko puikiausia. Tai va, o ten toliau gali nebebūti. Šienaitę jau tikrai nebus. Nu, tai va, tai. Tada jau turėsi varyti iki pat lieptą, ten yra lieptas. Tiltai, aš dabar žiūriu, aha, kažkokie. Yra ten tiltas, bet tai supranti. Dar tolokai, ne? Lenu. Nėra labai žinok čia to. Čia nusivingiuosi. O ten prie tilto galim bus kaip valti, kaip nors. Ar nelabai Iš statu? anos pusės tai man atrodo, kad galėsi, o iš šitos pusės. Nu tai dabar senai bebuvau. Ten būdavo anksčiau brasta. Tai dabar, supranti, bus užaugiai, Tai va. Jeigu dada plauksiai, kas čia bus toliau. Tai va, buvo tokių vietų, sakau, gyva. Brendu, traukiu tą valtį, siaubas, prisikamau. Jo, nesupranti, va čia gal tau būt gal ir gudriausia. Man atrodo, gaila iš tikrųjų, dar valandą galėčiau. Dabar va kimba šapalai, kaip tik kimba. Bet bijau plaukti toliau, sakau, baisu, kad gali nebėra, reiks dar vieną naktį nakvoti paskui. O tai prie srovinė neina? Ne, nėra šansų. Ne. A, tik pasrovi. Tik pasrovi ir tai va prilaiko mane tas motors. Ir tai va gyva siekia apačią ir viskas. Jo, čia išvis negilai. Nu, sakau, labai sunku čia žvejoti, va kad būtų aukštesnis vanduo, tada variklis prilaiko. Kiek vandenio buvo, blėt, kiek nuslūgo, vaga belyk. Tai dabar vasara, tai visai bus maža. Tai, vaga. Visai ir apžels čia, na. Ten, žinok, tai sakau, nebent nuplauksi iki liepto. Iš šitos pusės klausimas, ar tu pasimsi valgį. Tai gal geriau reiks pabaigti, kitą dieną bandysiu vėl tolyn plaukti. Tai čia matai, vakas gauna. Dabar jau pavargom. Tai? Pavargom 2 dienas, va, skaityk, sakau. O ten dabar tau čia arčiau išlipimo, žinok, nebus. Tik va, nebent tik čia. Tai va, čia privažiuos ir paims. Jo, o čia atvažiuos, va čia įsitrauksi, va negilu. Jo. Čia būt gudriau. Tai gerai, ačiū. Ačiū. Nors kokį laimykį perveši? Ne, aš viską va, nusifilmuoju ir paleidžiu viską. A, ir paleidžiu? Paleidžiu aš, bet aš viską filmuoju. O ko? Todėl, kad aš turiu tvenkinį namuose.
Erškėtų, šamų, karpių, viską aš turiu sočiai. Nu. Šapalas valgyti yra pilna kaulų, neskani žuvis. Nu. Ai, tu čia tipo pramoga? Pramoga, man labai gražu, man patinka šapalo smūgiai tie kokie. Užmeti kaip duoda, meškerė visą sulinksta net. Jo. Pagauni, nufilmuoji. Nusifilmuoju, va, ir paleidžiu, nu. Ai, man tai širdis skaudė. Ne, man širdis skauda paimti būti. Noriu, kad kuo daugiau būtų. Yra. Pagau. Гар. И пешком. Ледяк. Ледяк. Nedidelis lydekiuks. Thank you.